Sveiki, esu istorijos mokytoja Laura Valantė ir kviečiu Jūs į istorijos pamoką. Noriu Jums joje priminti vieną svarbų dalyką – apšvietą. Trumpai. Tiesą pasakius, rengti istorijos pamokos šią temą neplanavau ir jau dėlioju pamoką apie vieną man įdomiausių istorijos įvykių – apie didžiąją Prancūzijos revoliuciją. Į ją nersime netrukus, bet būtų gerai būtent prieš ją ir prisiminti apšvietą, nes apšvieta yra laikoma viena iš revoliucijos priežasčių. Taigi šioje pamokoje noriu Jums priminti esminius dalykus apie šią epochą, priminti 4 asmenybės bei jų išsakytas mintis, idėjas ir parodyti, kas ankstesnių metų istorijos egzamino užduotyse yra buvę būtent iš apšvietos. Taigi apšvieta, švietimo epocha arba proto amžius. Taip gali būti pavadinamas visuomeninis kultūrinis sąjūdis, kuris kilo Europoje ir Šiaurės Amerikoje. Apšvieta tai 18 amžius, kurio metu išaukštintas žmogaus protas ir jo galimybės. Pradėti kritikuoti tie dalykai, kurie atrodė labai nusistovėję ir sunkiai pajudinami. Kalbu apie tikėjimo pasirinkimą, absoliutizmą, valdžių modelį, tuometinę sistemą pasaulėžiūroje. Tie žmonės, kurie tai darė, vadinami filosofais, švietėjais. Ir mes jų turime iš tiesų labai daug. Bet šioje pamokoje noriu Jums priminti 4 esminės asmenybės. Tikriausiai esminės dėl savo išsakytų minčių ir idėjų, kurios nepraranda aktualumo net 21 amžiuje. Taigi keliaujame atnaujinti pažintį būtent su jais. Pradėkime nuo Džono Loko. Būtent jį galime laikyti švietimo idėjų pradininku. Tai 17 amžiaus, 18 amžiaus pradžios asmenybė. Britų filosofas, padaręs didžiulę įtaką visai Europai. Na ir keletą esminių Džono Loko idėjų, kurias tikrai labai verta prisiminti. Visų pirma tai, kad Džoną Loką mes laikome valdžių sampratos atskyrimo pradininku. Tuometinė dažna praktika, kai gyveno Džonas Lokas, apie tai, kad valdžia yra sutelkta vienose rankose. Norint užtikrinti valstybės progresą ir apriboti korupciją, Džonas Lokas teigia, kad tai labai žalinga ir turėtų būti valdžia padalinta į įstatymų leidžiamąją ir įstatymų vykdomąją. Šios valdžios viena kitai turi būti nepavaldžios ir savarankiškos. Argi ne tai dabar ir įgyvendina demokratinės šalis, kas parašyta mūsų konstitucijoje? Įstatymų leidžiamoji valdžia Seimas, parlamentas, įstatymų vykdomoji valdžia, vyriausybė ir prezidentas. Niekur nuo to tolin nepabėgome. Tos idėjos ir šiandien labai aktualumas akivaizdus. Dar viena idėja apie tai, kad Džonas Lokas atmeta karaliaus dieviškumo dogmą. Tuometinis aiškinimas, kad Dievas atsiunčia valdovą, Džono Loko labai kritikuojamas. Valdžią turi rinkti valstybės žmonės. Piliečiai, sudaryti su jie visuomenės kontraktą. Visuomenės kontrakto idėja irgi mini Džonas Lokas. Visuomenės kontraktas apie tai, kad visuomenė sutelkia valdžiai įgaliojimą eiti šias pareigas ir valdžia turi atliepti jų lūkestį. Dar daugiau, jeigu valdžia to lūkesčio neatliepia, visuomenė turi teisę sukilti, nuversti tokią valdžią ir turėti naują valdžią. Džonas Lokas ypatingą dėmesį skiria įstatymams. Tik įstatymai turi apibrėžti žmogaus laisves ir pareigas. Ir tam laikmečiui tai skamba tikrai progresyviai. Primenu Jums, pirmoji rašytinė pasaulio konstitucija Jungtinės Amerikos valstijos 1787 metai. Progresyvu. Taigi šios idėjos, kai kalbame apie Džoną Loką, tikriausiai yra esminės. Parinkau ir vieną šaltinį, kurį noriu perskaityti, o jūs atkreipkite dėmesį, ar gebėtumėt atsakyti į klausimus, kurie pateikti po juo. 17 amžiaus anglų filosofas Džonas Lokas apie valstybės valdymą, politinę santvarką ir visuomenę. Juk valdžios tikslas yra bendruomenės gėris. Ir visi pakeitimai, kurie daromi siekiant šio tikslo, negali būti kėsinimasis į ką nors. Juk niekas iš esančiųjų valdžioje negali turėti teisės vadovautis kokiu nors kitu tikslu.
Kėsinimasis yra tik tai, kas prieštarauja ar kliudo bendram labui. Tie, kurie sako kitaip, kalba, tarsi valdovas turėtų kitų ir nuo bendruomenės labų nepriklausomų interesų, o nebūtų kaip tik jam sukurtas. Štai čia ir yra tikroji šaknis ir tas šaltinis, iš kurio kyla beveik visos tos nelaimės ir suirutės, atsirandančios esant karaliaus valdžiai. Ir iš tikrųjų, jeigu tai tiesa, tai jo valdoma tauta yra ne bendrija protingų būtybių, kurios susibūrė į visuomenę dėl abipusio gėrio ir paskyrė savo valdovą saugoti ir puoselėti tą bendrą gėrį. Priešingai, į ją reikia žiūrėti kaip į kaimenę žemesnių padarų, valdomų šeimininko, kuris juos prižiūri. Atkreipkite dėmesį ir į pateiktus klausimus, pabandykite į juos atsakyti savarankiškai. Džono Loko mintis buvo labai artimos ir puikiai suprantamos prancūzams, nes būtent jų šalyje tuo metu klestėjo absoliuti monarcho valdžia. Apskritai apšvietos sąjūdį pirmiausia galime laikyti prancūzų intelektualų sąjūdžiu, nes čia turime visą plejadą garsenybių. Pradėkime nuo Šarlio Montesquieu. Keletą jo minčių. Jis išplėtoja Džono Loko sugalvotą valdžių atskirimo principą. Ką tik aptariam, Džonas Lokas valdžią mato taip: įstatymų vykdomoji valdžia ir leidžiamoji valdžia. Jos atskiros. Montesquieu tą principą papildo dar teisminė valdžia. Savarankiška, trečia, nuo nieko nepriklausoma valdžia. Tai mes turime dabar demokratinėse valstybėse. Įstatymų leidžiamoji valdžia, vykdomoji valdžia ir teisminė valdžia. Dar viena Montesquieu idėja apie tai, kad kol bus tokia valdžia, kol valdžia bus sutelkta vieno žmogaus rankose, tol apie jokią laisvę mes negalime galvoti. Tai tikrai netinkamas valdžios modelis. Montesquieu teigia, kad yra 3 valdžios modeliai – respublika, monarchija ir despotizmas. Ir žinoma, pasisako už respublikinį valdymą. Apie tai ir mano parinktas šaltinis. 18 amžiaus vidurio prancūzų filosofas ir rašytojas Charles Louis de Montesquieu apie naujos politinės santvarkos galimybės. Meilė respublikai, kurioje yra demokratija, yra meilė demokratijai, o meilė demokratijai yra meilė lygybei. Be to, meilė demokratijai yra meilė nuosaikumui. Kiekvienas turi naudotis vienodą gerovę ir naudą, todėl kiekvienas turi patirti tokius pat malonumus ir puoselėti tokias pat viltis kaip kiti, o tai įmanoma tik esant visuotiniam nuosaikumui. Meilė lygybei demokratijoje riboja garbės troškimą vienu noru. Viena laimė pasitarnauti tėvynei svarbesniais nei kitų piliečių darbais. Visi negali būti jai naudingi, bet vis tiek turi būti jai naudingi. Piliečiai jau nuo savo gimimo neatlygintinai skolingi tėvyniai. Tokiu būdu patys skirtumai ten išplaukia iš lygybės principo. Išplaukia netgi tuo met, kai tas principas matyt visai išnyksta, kai talentas paima viršų ir kai tarnaujant lydi sėkmė. Meilė nuosaikumui demokratijoje riboja siekį trokšti turėti visą, kas reikalinga šeimai, o perteklių skatina atiduoti tėvynei. Turtai duoda valdžią, iš kurios pilietis negali turėti savo naudos, nes jis taptų nelygus kitiems piliečiams. Ji teikia privalumų, kuriais jis taip pat negali naudotis, nes taip pažeistų lygybę. Didžiausia meilė lygybei ir nuosaikumui pasiekiama ta pačia lygybė ir nuosaikumu žmonių gyvenančių visuomenėje, kur šie dalykai įteisinti įstatymais. Monarchijose ir despotiškose valstybėse niekas nesiekia lygybės, netgi mintis apie tai niekam nebuvo atėjusi į galvą. Ten kiekvienas trokšta būti išaukštintas. Pačios žemiausios padėties žmonės trokšta pakilti, todėl kad galėtų viešpatauti ir valdyti kitus. Akivaizdu iš šaltinėje pateiktos informacijos, kad Montesquieu tikrai galima laikyti didžiuliu lygybės šalininku. Nepamirškite pasigilinti ir į pateiktus klausimus. Manau, kad nesunkiai į juos atsakysite.
Keliaujame prie dar vieno prancūzo, prie Žano Žako Ruso. Šis filosofas ypatingai daug rašė ir kalbėjo apie žmonių socialinę neligybę. Kelios idėjos, kurias verta prisiminti. Žanas Žakas Ruso žmogų laikė visišku aplinkos produktu. Žmogus gimsta kaip švarus lapas, balta lenta. Ir kas į tai bus įrašyta, toks ir bus žmogus. O žinoma, tai įrašys jo artimiausia aplinka, jo tėvai, draugai, jį tam tikros ištinkančios situacijos. Žmogus visiškas aplinkos produktas. Dar viena Žano Žako Ruso idėja apie tai, kad žmogus su žmogumi turi būti lygus. Jis didelis lygybės šalininkas. Ir tą lygybę suprato ne tik kaip teisinę, bet ir kaip ekonominę. Žanas Žakas Ruso pasisako už respubliką kaip geriausią valdymo modelį valstybei. Apie tai ir mano parinktas šaltinis, būtent iš jo knygos. Perskaitykime jį. Iš Žano Žako Ruso knygos Samprotavimas apie žmonių nelygybės kilmę ir pagrindus. Aš stengiausi atskleisti nelygybės kilmę ir vystimąsi, politinių bendrijų susikūrimą ir jų kvailą prisitaikymą, remdamasi žmogaus prigimtimi, pasitelkęs į pagalbą tik vieną švyturį – protą ir nepriklausomai nuo šventųjų dogmų, suteikiančių aukščiausiai valdžiai dieviškosios teisės sankciją. Iš to, kas pasakyta, aišku, kad nelygybė beveik nepastebima prigimtinės būklės. Mūsų sugebėjimų ir žmogaus proto pasiekimų sąskaita stiprėja ir auga, kol pagaliau įvedus nuosavybę ir įstatymus tampa tvirta ir teisėta. Iš to taip pat aišku, kad dvasinė nelygybė visada prieštarauja prigimtiniai teisiai. Šis skirtumas pakankamai ryškiai parodo, ką mes šiuo atžvilgiu turime manyti apie visose civilizuotose tautose viešpataujančią nelygybę. Nes kad ir kaip mes apibrėžtume prigimtinį įstatymą, jam aiškiai prieštarauja, kad vaikas įsakinėtų seniui, kvailys vadovautų išmintingam žmogui ir kad saujelė žmonių skęstų pertekliuje, o alkana masė neturėtų pačių būtiniausių dalykų. Taip Ruso samprotavo apie lygybę ir nelygybę. Būtinai pasigilinkite ir į pateiktus klausimus. Na ir paskutinis žmogus, kurį noriu jums priminti, tai Volteras. Volteras slapyvardis, tikrasis vardas François Marie Arouet, prancūzų filosofas ir švietėjas. Nepaprastai daug rašiusi asmenybė ir trumpai keletas svarbiausių jo idėjų. Volteras apšviestojo absoliutizmo idėjos šalininkas. Apšviestasis absoliutizmas tai toks absoliutizmas, kai monarchas valdo remdamasis švietėjų idėjomis. Nors Volteras kritikuoja religijų iracionalumą, na tai, ką sunku paaiškinti protu, visgi Dievas yra svarbus. Čia tai mums primena jo viena tikrai gerai žinoma citata. Jeigu Dievo nebūtų, tai jį reikėtų išgalvoti. Volteras didelis laisvo žodžio šalininkas. Apie tai dar vienas jo pasakymas. Aš nesutinku su tuo, ką tu sakai, bet ginsiu tavo teisę tai sakyti. Aš galiu galvoti, kad tu šneki visiškas nesąmonės, bet ginsiu tavo teisę tai sakyti. Šie dalykai apie Voltero matymą tikriausiai yra patys svarbiausi. Na ir baigiant apie apšvietą, noriu jūsų dėmesį atkreipti į tai, kas ankstesnių metų egzamino užduotyse yra buvę būtent šią temą. Vieno šaltinių bloko, kuris būtų skirtas būtent analizuoti apšvietai, egzamino užduotyse neradau. Matyt, to ir nėra. Bet būtent šią temą apie apšvietą sutinkame klausimų skirtingų testų dalyse. Ankstesnių metų užduotyse. Pasižiūrėkime, pakartosime esminius dalykus, kurie ir nuskambėjo šioje pamokoje. Taigi prieš jūsų akis klausimai iš skirtingų metų istorijos egzamino užduočių, būtent iš apšvietos. Pradėkime. Kurios epochos šūkiu tapo filosofo Imanuelio Kanto žodžiai "turėk drąsos pats naudotis savo protu"? Žinoma, apšvietos. Turėkime drąsos patys naudotis savo protu. Kuri iš šių asmenybių pritarė apšviestojo absoliutizmo idėjai?
kuri, žinoma, Volteras. Apie tai mes kalbėjome. Kuri istorinė asmenybė išplėtojo trijų valdžių atskirimo sampratą. Išplėtojo Šarlis de Montesquieu, o sugalvojo Džonas Lokas. Tai labai svarbu, nepamirškite to. Kurios valstybės valdymo formos šalininkas buvo Žanas Žakas Ruso. Tikrai buvo Respublikos šalininkas. Prancūzijos apšvietos filosofai kritikavo bažnyčios įtaką visuomenėje. Šarlis Montesquieu pasisakė už respublikinį valdymą. Ta jau taip pat žinome. Na ir paskutinis klausimas, kurios sąjūdžio idėjos atsispindi šiame tekste. Kiekvienoje valdžioje funkcionuoja 3 valdžios rūšis. Kol vienas asmuo arba viena įstaiga vykdo ir įstatymų leidžiamasias ir jų vykdomasias funkcijas, laisvė yra neįmanoma. Šiuo atveju pagristai galima baimintis, kad pats monarchas ar tas pats senatas gali išleisti tironiškus įstatymus, o vėliau juos praktikuoti teroru. Taigi apie kurio čia sąjūdžio idėjas? Žinoma, apie švietimo arba apšvietos. Švietėjų, filosofų išsakytos mintis bus pradėtos įgyvendinti Didžiosios Prancūzijos revoliucijos metu. Apie tai kitoje mano pamokoje. Iki pasimatymo.